Turim tokį modeliuką Nissan Rock'oje, 19 metai, 2 litrai, benziniukas, dujinė įranga, skundžiasi, kad negražiai, nestabiliai dirba, važiuojant, trupčioja ir taip toliau. Po pirminės diagnostikos čia pasidarėm, įtarėm kažką su negerumu, su išmetimo vožtuvais, ką bandom ardytis, žiūrėti, ką čia mes rasim. Ką, apsiardėm, šiaip netaip davėm iki pamatyti, kas čia gyvena, kokie tarpai vožtuvų, tai ką mes turim. Su įsirbimu kaip ir normaliai viskas, o su išmetimo pusė paspausti vožtuvai, tam vienas paspaustas, vienas ne, vienu žodžiu, susėdė vožtuvai. Taip, o kad čia įsiardyti, tai teko kolektorius nusimt, nes nenusiem kronšteiną, kol kolektorius nenuėmė varžtį maišą. Čia, vienu žodžiu. Dabar ką mes? Nusimesim plytą, nusimesim grandinės, įsikelsim vėlenėlius laukan, užsidarysim vožtuvus ir pasidarysim dar sykį sandarumo testą. Žiūrėsim, jeigu sandarus vienaip galvosim, jei ne, kelsim galvą. Apsiardėm šitą daiktą, nusimetėm grandinės, apsiardėm čia, nusėmėm paskirstymo vėlenėlį. Aišku, prieš nusiemant prisimatavom vožtuvo tarpelius, taip atrodo. Išmetims faktiškai visas suspaustas, tai tikėjomės, kad nuėmus, atpalaidavus viskas pasidarys sandaru ir mes susireguliuojam ir to užteks, bet vėl pasidarėm testą, užsipūtėm oro. Į cilindrą vožtuvai uždaryti, oras neturi kur išeiti, bet užsidėjom indikatorių ant duslintuvo, o ten situacija tokia. Indikatorius va taip pas mus atrodo. Užspaudžiam. Su viena ranka nesuimu. Na ir žiūrim, kas čia daras. O kur tas oras? Oras čia. Ką, keliam galvą? Taip, nusiėmėm galvą. Su stūmoklinė nieko blogo neįmatom. Viskas gražu, čia tik tais paplauta, bet nieko blogo nesimato. Su tarpinė irgi nieks niekur neputė, nesimato, varžtai atsisuko galvos sunkiai, tai kad čia neturim kur prisikabinti. Gerai, einam žiūrėti. Čia galva atrodo taip. Turim 3 pamėlusius vožtuvus. Ir kai darėm sandarumo testą 3 cilindruose, važiavo stipriau, o paskutinio net nebežiūrėjau, nes esmės nebekeičia. Tai ką, bandom įsisukaryti. Pradžiai tuos pasižiūrim, kas čia su jais gaunas, ar užteks tik prasišveisti ir pasikeisti. Su lizdais normal, daugmaž tvarkoj, jei kažkas rimčiau reiks keisti lizdus, tai vešim pas galvutininkus. Išsėmėm muštuvėlius, kur labiausiai pamėlė, tą vieną bandėm prasisukti. Kaip ir šveičias, bet lizdai susėdė totaliai, tai o tas mėlyne atrodo taip. Pabandysim įdėti prasisukti, kas čia atrodo. Ką, pabandėm prasišveisti tuos
ale pamėlusius. O su pamėlusiais reikalai tokie. Neužilga būtų jau jie pradegę. Tai kad, ko gero, teks keist kitais. O naujus ant tų susėdusių lizdų ir apvalių mes tikrai per daug laiko atims čia mums tas reikalas, tai vežam pas galvutininkus, lai padaro kaip priklauso. Taip, grįžo mūsų galva, padaryta. Vožtuvai prišveisti, lizdai pataisyti, tarpai sureguliuoti. Persižiūrėjom patys, viskas taip, kaip norėjom. Ką, įsiardom vėl, sėmam vėlianėlius, nes kitaip neuždėsi, varžtų nesukiši. Ir dėsim į vietą. Čia per tą laiką viską išsivalėm, susiruošėm, bloką pasitikrinam lygus. Žodžiu, bandysim rinkti atgal. Sidėjom galvą, susivaržėm varžas tokiu būdu. Ką toliau? Susidedam vėlianėlius, susidedam grandinės ir aplinkui visus nakrėkulius. Nu ką, dalį apsirinkam, galvą užsidėjom. Susirinkam, kas klijavos, tą susiklijavom. Kadangi grandinių nekeitėm, o jungs taupymo režims, tai priekinės plytas neėmėm. Kadangi viską paliekam, tai nesivarginam. Toliau ką, pasikeisim plasmasinius manžetukus purkštukų ir dedam dangtelį, apsaugas, kolektorių ir taip toliau. Nu ką, rinkam, panašu, kad susirinkom. Lygtais kaip ir viskas. Taip, tepaliukų užtenka, aušinimą užsipylėm. Nu ką, klemą susidėjom, tikiuosi bus gyvas. Einam bandyt pasikurti. Lysim tada mašinon. Taip, čia gerai. Nu ką, bandom. Taip, degimas yra, gal akumai bus gyvi. Valio. Nu, sukūrėm. Čekiukai dega, bet jie degė prieš atvažiuojant. Krūva garo. Nu, panašu, kad dirba, nes spurda. Čia toj oras įsivaikščios. Gal susuksim probkę.
gerai. Nuvalio gerai, purenam, šildom. Žiūrėsim, kas čia toliau gaunas. Nu ką, užsišildėm, ventiliatoriai pasileidinėjai, dujų dirb, ant benzino dirb. Renkamės palangės. Jau pasileido. Renkamės palangės, valytuvus ir važiuosim įsibandyti. Ką, čia viską susirinkom, važiuosim laukan, o čia nors ir taupimo režimą įjungus vis tiek detalių tenka pirkti, tai kad plius kiščiai, činimą, tepaliukai. Tai vat. Nu ką, apsukam ratą, važiuoja, traukia, nebesitampo, nebetrukčioja, apsukas nusimetė, vanduo nusiorimo, kaip ir viskas tvarkoja. Ką belieka atiduot, savaičikę pasivažinės, atvažiuos pasirodyt, o dabar viskas kaip ir tvarkoj, tai kaip ir pataikim, kad problema su vožtuvais taip ir buvo. Tai tiek.